atėjo tas momentas, kurio visi Lietuvos sporto sirgaliai laukia visą olimpinį ciklą. Mūsų pora pretenduojanti į olimpinį auksą, į pergalę Sočyje ir pora, be abejo, puikiai žinote, Rimantė Valiukaitė ir Giedrius Savickas. Daug užsidegimo treneris, atrodo, yra patenkintas kol kas. Treneris kol kas džiaugiasi savo auklėtinių pasirodymų. Džiaugiamės, aišku, ir mes. Pavydi mums visi. Pavydi rusai, pavydi amerikiečiai, pavydi kanadiečiai, pavydi tų šalių, kurios įpratusios diktuoti madas ledo arenose per dailį. Aišku, ir mes. Džiaugiamės tuo, kad pagaliau auksas gali būti mūsų ir žiemos olimpinėse žaidynėse. Tai nėra įprasta. Tai nėra įprasta, kad Lietuvos sportininkai užkoptų taip aukštai, kad rodytų tokį meistriškumą. O čia tokia dramatiška pabaiga. Audrys. Mūsų čiuožėjai šiandien nepaslydo, nepargriuvo. Ir reikia manyti, kad nepargrius ir iki tol, kol pasieks suolelį, ant kurio sėdėdami sulauks savo balų. Manau, kad jau dabar suprantate, jog jokių šansų varžovai neturi. Jog tie balai turėtų būti aukščiausi, na, nebent teisėjas iš Belgijos, tas, kuris visą laiką nusistatęs prieš mūsų stebuklingą porą, parodys savo... Patenkinti, jūs nematote balų, aš juos matau savo ekranuose, taip ištirpdėme netgi belgo priešiškumą, netgi belgo abejingumą, mes čempionai. Ir aišku, jums tų balų turbūt net matyti nereikia. Jūs patys puikiai suprantate, kad geresnės poros, stipresnės poros čia nebuvo. Viskas, mes čempionai. Lietuva gali sveikinti savo naujus didvyrius. Lietuva tampa ne tik krepšinio, tačiau ir dailiojo čiuožimo kraštu. Kągi, 4 valandą ryto visa Lietuva Vilniaus oro uoste pasitinkame šią porą, sveikiname ją su pergale, o mums lieka džiaugtis tą pergalę.